Gerai, tai gal kol čia jungiasi, kas tai, žodžiu, du pristatysiu su Tomas Mūnikas, užimo konsultantas BK grupiai. Ir turim šiai dienai HSS mokymus, jos darom ne pirmi metai, tai yra atestaciniai mokymai, kur gaunate atestatą ir esat kvalifikuotas įdiegti vižino įrangą. Šiuo atveju tai bus vaizdo stebėjimo atestatas HSS CTV. Ir tiesiog po ne vienerių metų tų mokymų rengimo tiesiog kažką noris keisti, daryti šiek tiek kitaip. Tai čia pasitarėm ir su kinukais, žodžiu, ir tiek su Gidiju mane, vadovu mūsų. Esmė tame, kad dabar, žodžiu, yra padarę platformą online, kinukai, kur galima išsispręsti testą pasidaryti. Nežinau, čia iš jūsų daug turite testatą, esat laikę ir taip toliau. Yra čia tokių, kurie turi testatą. Turite, ne? Tai savo špargalkę. Tai esmė tame, čia bus toks trumpas supažindinimas, kaip viskas vyks, nes, į vieną laišką, kai dažniausiai parašom, ten kažkas neužbaigė, žodžiu, nes kai vieną laišką surašom daug informacijos, tai kaip taisyklė kažkas kažko nebaigia skaityti, kažką praleidžia ir taip toliau. Tai kažkaip pagalvojom, kad padarysim tokį supažindinimą trumpą, kuris truks, manau, iki valandos, gal šiek tiek daugiau, bet rezervai porą valandų. Užsidėjom, kad supažindėm, kils kažkam klausimų, galėsiu gyvai atsakyti apie tą, ar vienam žmogui garsas prastas, ar kitiem. Nes jeigu vienam, tai pas kolegą tada kažkas negerai, jeigu visiems, tada jau reikia žiūrėti. Ar kitiem geras garsas. Kaip ir normaliai kitiem, tai reiškia su pasavės ir tada tikrinti. Taip. Tai, dėl to sumąstėm daryti online, tokius supažindinimus. Tai iš ko bus susidarysite mokymai? Seniau būdavo, visi susirenka gyvai salėje, ta prasme, darom 2 dienas mokymus. Darom 2 dienas mokymų, žodžiu, ten vieną dieną aš ten kalbu non-stop visą teoriją, ką ten kikas yra pridaręs, prirašęs ir panašiai. O antrą dieną turim praktinės užduotis ir laikomės testą. Po to, COVID-o dėka pavadinkim, pradėjom daryti online, kai realiai susirinkdavo ten visi iš visos Lietuvos. Ir ta prasme, tiesiog turėdom porą dienų online tos mokymus, daug teorijos, ir po to praktiniai mokymai antrą dieną. Ir testas išsilaikyti. Tai, aš esu žmogus, gal nežinau, kiek aš esu tai minėjęs per mokymus, kad, aš labai nemėgstu tos krūvą teorijos, kai reikia ją ten pasakot, sakyti, nes Zikas realiai toj teorijai, jis daug ko tiek praktinės užduotyse, jis daug ko nepamini dalykų, kurių reikia instaliuotojai, kur tarkim, jeigu tai yra pirmos serijos telefonstinės, pavadinkim, arba kaip firmarą atnaujinti teisingai. Niekur nėra parašyta, realiai, viską mes turim pasakyti žodžiu, nes to niekur nėra realiai pasakyti. Tai nusprendėm daryti taip. Iš principo bus 2 dalys. Pirma, tai yra teorinė dalis, tai yra užsiregistruojat naujoje sistemoje Hikvision, ten jūs priemam, parodom, kaip praeiti medžiagą teorinę, ten bus tiesiog video, jūs turite juos peržiūrėti, kad jūs prileistų prie testo, tą viską praseisim.
Bet yra teorinė dalis, kur jūs ten praeinat ją ir jūs realiai galite gauti atestatą. Tai viskas. Galit, kada jums patogiau, kada geriau, ne, pasimoko tos video, praeinat ir turite atestatą. Ir kita dalis, žodžiu, yra praktinė. Iš principo, gykas jos nereikalauja. Nu, pats galėlė ten teorinę pasidarai ir taip toliau. Validinas klausia, medžiaga anglų kalba, ne lietuvių, nes su tais vertimais pasimokėm ten krūvą niuansų ir taip toliau. Ir antra dalis tai yra būtent praktinė. Ir ten jau susirink žmonės tie, kurie nori žodžiu, gauti, kaip čia pasakyti, tai, kas yra tarp eilučių, kur mažai kur rašo, yra paminėta, galbūt gali išgooglinti, bet, nu, kur, manau, bus ir telefonskį nepaimsim, nes pakankamai irgi yra statoma, tvarkoma, bus NVR ir taip toliau. Ir ta tokia praktinė dalis vyks rugsėjo gale. Rugsėjo gale. Tai bus nuo berods 26 rugsėjo iki 29 atitinkamai mieste. Vilnius, Kaunas, nu, žodžiu, visi tie, kurie užsiregistravot, gausit elektroninius laiškus, kad vat, jūs kviečiami tos mokymus ir pasirinkti savo miestą. Vietų iš principo yra 10, nes, nu, kad normaliai, efektyviai dirbt, parodyti žmogui niuansus visus, tai, nu, nedarom didelės pasės. Tai va, tai ar visiems aiški, jo, viskas free, Linas klausia. Taip. Tai žodžiu, dvi dalys. Teorinė, kuria, jeigu reikia atestato, turit būtinai išsilaikyti. Ten yra video, anglų kalba, mes parodysiu, kaip reikia užsiregistruoti, tiesiog tokį pavyzdį turėsim. Ta viską, kad praseit. Ir jeigu jums tiek užtenka, jums teorija gerai, jūs tą lapą turite ant kažkokį žinę atestatą, tai viskas cool. Jeigu norit tos, nu, tikrai praktinių žinių, tai tada gausit pakvietimą ir jeigu norėsit ten užsiregistruoti, galėsit tiesiog pamokymui, jums bus išsisipę pakvietimą. Tai va, nu, sumastėm taip, nes aš supratau, kad visą dieną ten tą teoriją, žinai, išnekėtų toks, nu, nežinau, nu, man netrodo, kad tai yra laiku efektyvu ir tikrai ne vienas, matau, ten snaudžia iš kitą kartą, nes tu visą dieną šneki tokią, nu, teoriją, žinai. Tai čia jūs ramiai galėsit po vieną pamoką, po kelias, gal per dieną, per dvi pasidaryti, praseit ir išsilaikyti tą testą. Taip, tai apie registraciją pasakiau, tai manau, tai ar iki čia dar kažkokių klausimų, ar supratote tą esmę, kaip tie mokymai vyks? Ar visiems aišku? Taip, aišku. Ok. Taip, tai toliau tiesiog, čia jau laukiam šį, nėra, viena daug, bet ova. Kaip yra. Taip. Tai toliau gausit pakvietimus ir dabar kaip tas atrodo saitas. Ir dabar tiesiog pasidalinu ekranu. Taip. Tai dabar visi nueikit, iš tikrųjų prisijunkit. Oi, gal aš tiesiog įmesiu šitą nuorodą į čatą. Bus paprasčiau, manau.
Jo, visi prisijungs, pagalvoju, čia nėra prasmės. Ok, yra ir trumpesnis. Tai va, galima tik ir šito, matau, gal tas, nežinau, susaugot bus patogiau kažkaip, nu, bet įmeta trumpą versiją. Tai va, visi prisijungti prie šito saito. Nesakau, pasikeitęs ir saito žodžiu, čia mes labai vėlinam, nes keitėsi daug kas tais mokymais ir galų gale priėm kažkokios išvados, kaip čia ką daryti. Nu, gerai, čia sukamas, tai gal net ir iki 9. Tai gerai, iki 10. Tai va, manau, esat jau prie to puslapio ir dabar tiesiog spaudžiat create account. Rašot, pasirenkat, kas jūs toks esat. Instaliuotojas, perpardavėjas ir taip toliau. Įsirašot, nu, aš kažkokį savo bandysiu teikinį, nes jau čia prisiregistravęs esu. Aš minutę atsiprašysiu. Minutę atsiprašau. Nors kolega dingo, tai... Jo, va jeigu kažkas turi tą akauntą, tai jo nebereikia turėti. Nes ten vienu metu vyko migracija, kur ten mūsų, pavadinkim, ne iki galo įspėjo, tai kažkas gali tą akauntą turėti. Tai jeigu turi tą akauntą, tiesiog prisijungti. Bet žinau, kad ne visi turi, tai tiesiog einu pagal daug. Jo, čia susirašo, ko reikia, aš tiesiog rodau gyvai, step by step, kad sakant, praeina viską kartu pažingsniui. Spaudžiam verify ir turi išsiųsti kodą į paštą. Gerai. O, parėjo kodukas. Čia galit pasirinkti. Čia šito veiksmu galit užsiregistruoti ir kaip prie Hit Partner Pro. Tai kas turi, tas turi. Nu, čia duodu, čia pasirinkti, kaip jūs jau žodžiu norite. Čia būtinai varnelė, čia gal nėra tiek svarbu.
Jo, nu ir viskas. Ir žodžius registravot. Ir einam į website. Po 10 minutės sėdėjau. Taip, tai visgi noriu patikslinti, kad naudokit tą žodžią ilgesnę nuorodą, ar ją kažkur įsisaugokit, didelę pasižymėkit, nes ten tai ne, tai daro vėl kitus saitus, bet akantas vis tiek viskas gerai susikūrėt, jį visur leidžiat. Tai va, ar visiems viskas gaunasi, ar ta prasme kyla klausimų kažkokių ir taip toliau. Ok, jeigu klausimų nekyla, tai tada, jeigu čia visi jau esate atsidarę, tai pasirenka Hikvision Security Certification. Bet šitą puslapį, ar visiems atsidarė šitą vietą. Nelabai modestai klausimą supratau. Tai čia savo kažkaip turi susikūręs akauntą ar kitą. Biškai kažko nepagauna. Tai viskas ok. Svarbiausia, kad būtų tavo vardas, paštas tavo būtinai ir įmonė. Jo, šitaip. Tai mat nežinau, ar leis sukurti tiesiog naują akauntą. Ten leido normaliai, nes kaip ar emailas, vardas tas pats skiriasi. Žinai, va čia klausimas. Bet, nu, iš esmės tai galėsi čia tuo akauntu kurti, nu, ne kiek norit, bet pati esmė svarbiausia, žinai. Noris kartu praeit, kad po to, kai darysit, kad kuo mažiau klausimų vyktų, kad kuo daugiau čia įsispręs. Nes realiai mums galit paskambinti bet kada darbo dienom nuo 8 iki 5, rašyti Viberį, Skype'ą, paštą, pagal bet.lt ir taip toliau. Tai tiesiog, nu, tikiuosi, kad šitas susitikimas sumažins tų klausimų kiekį, kad nereikės to paties 20 žmonių to prasme atsakinėti. Tai va, bet tiesiog, kad naujas saitas yra ir tada einame į Hikvision Security Certification ir einame į Self-Paced Training. Kad ta prasme pats patys mokymai. Ir va čia matom, galim pasirinkti. Tai renkamės, kad HTSA ir renkamės CCTV. Realiai, jeigu yra daug noro, tai iš čia gali tos mokymus visus eiti mokinti. Tiesiog šiai dienai orientuojamės į HTSA ir čia dar vienas momentėlis. Gera vieta, kurios mes nepamiršau. Besimokant gali būti, kad, nu, kils klausimų, neaiškumų. Gali būti, kad testas kažkas neaišku bus. Testų yra realiai 2 bandymai. Jeigu iš antro bandymo nepavyksta, jūs vėl turit visą medžiagą praeiti. Nu, realiai galima prasukti, ant prasukti, žodžiu, turi būti aišku, kad jūs pražiūrėjote tos visus video žodžiu. Ir
manau, turėsim laiko, neskirsim visą dieną, kai bus praktiniai mokymai, tai viena dalis bus pilnai apie praktinius dalykus, kita dalis bus klausimai iš testo. Gal kažkas pradėsit. Nes Hikas, nu, aš labai tikėjausi, gal naiviai tikėjausi, kad jisai su savo klausimų parašymu pasitaisys, nes ten būdavo gali interpretuoti, ten atrodo kablelį sudėlioti ir, nu, klausimas nėra iki galo aiškus, ne? Tai galima apie klausimus, žinot, darai, pasiemi telefoną, nusifotkini, žinai, nu, nieks to neuždraus. Ir tiesiog viena dalis bus praktika, kaip bus įranga, mokinsimės konfigūruoti niuansai, o antra dalis, kam nėra aiškus ten testai, ne, kaip išsilaikyti, klausimai kvaili, gal diskusiją nori padaryti, tai skirsim būtent testų. Dėl to mes renkamės GHSS7, nes nu kitur mes nu, nelabai padiskutuosim, nes aš pats ten GHSS dar esu, nu, apie video gal daugiau, ne? Ir tą testą galbūt dar matęs, reikia pačiam įsivaikyti, kad tas mokymas. Nors, nu, realiai kaip ir patys mokinatės, bet vis tiek, tokia tvarka, kad man pačiam reikia įsivaikyti tą GHSS7. Tai va, tai tiesiog renkamės GHSS7, jeigu yra noro, čia galit bandyti viską kaip mokintis, tai yra, nu, prieinama paprastai viešai. Ir žodžiu, šitai. Tai realiai dabar taip, pasirenkam kita. Tarpu, ką noriu paminėti, vieną minutėlį. Čia matot, yra kompulsoriai, visur, o čia yra elektra. Tai grubiai tariant, kiekvienas mato tas skaidrės, video, pavadinkim, žodžiu, turi po kreditų skaičių. Vieni turi 2 kreditus, kiti 1 kreditą. Ir esmė tokia, kad kai jūs pažiūrėsite tą video, bus trumpas, kiek tenais, 10 gal klausimų, 10-8 klausimų testukas, trumpas. Jo, čia rašiau, bet tiksliai neužspaudžiu ant nuotrado. Tai trumpai tariant, tiesiog bus trumpas testukas ir jūs turite surinkti berods, ne 12 palam. Jo, 9, jo. Iš viso yra 12 kreditų ir turit 9 kreditus surinkti, kad jūs leistų prie egzaminų. Tai jūs galite pasirinkti, va šituos turit būtinai praeiti, ne? Ir vieną pasirinkti kažkurį iš šitų 3. Tai va, tai spaudžiam ant įkvežimo visi introduction, ne? Tiesiog spaudžiam enroll the course. Ir tada jų žodžiu, taip, čia galite nespausti, jūs enroll, ne? Ką aš neleidžiu. Gerai. Ir tiesiog mes turim sistemą savo adminui. O, čia jau kažkas išsiuntė, matau. Labai gerai, kad... Va, ir mano yra, ne? Tai aš spaudžiu, tiesiog patvirtinu. Jau matau, čia visi filmuoliai. Kitiem gali atrodyti, rodo paprastus dalykus, bet tikrai žinokit, ne visiems ta prasme, ne visi supras, kaip tą padaryti, nu tikrai žinokit yra. Tai vat, pažymim žmonės, nu pažymit tiesiog reprūvį, tiesiog rodo vizualiai, ne, ir ten gali daryti testą. Tai va, tiesiog vizualiai parodo, ne. Tas irgi matau, kaip ryto. Jo. Taip, kur čia mano tas. Jo, paskiriam su, turėjo Kristus mano learningas. Va,
Čia atsiranda ir realiai, vat mato dabar, kaip rodo šitą būtent testą, aš spaudžiu, pradedu nuo pirmo, galiu belekaip, belegro pradėti. Jo, nu ir prasideda video, kur tiesiog mus mokina. Realiai, jeigu galvojat, kad esat rock'n'rollas ir viską jūs čia mokat, suprantat ir labai gerai viską atsakysit, tai realiai prasukat tą testą ir, žodžiu, matot, užsipildė. Nu, reikia praeiti per visus, matot, yra 3 video ir taip visus reikia praeiti, arba, kaip minėjau, arba praeinat, pasimokinat, pasižiūrit, arba, žodžiu, ypač kietas, galiu, prasukat, užsipildo ir pasidaro, žodžiu, 100%. Va. Tada spaudžiat Start Quiz ir ten bus 80 klausimų, iš kurių turite atsakyti 6. Ir taip, ta prasme, einat per visas šitas paskaitas, ne, pasidarot testukus, kol jums čia leidžia, teikti egzaminą. Žodžiu, galit laikyti egzaminą, tai bus kažkokia 40 klausimų, valanda daugmaž laiko duodama, gali būti ir daugiau, nes ten pagal versiją mėgsta laiką pakeisti. Nes ir čia iš tikrųjų jau yra aš prieš kokį mėnesį, gal 2 dariau tą testą, tai jau dabar yra atnaujintos kai kurie video. Tai va, ir tiesiog tada einat į testą. Nu, dabar, kadangi čia daug prasukta, aš gal neįsiu, nes jau manau, čia turėtų būti daugmaž aišku, sakau, jeigu yra klausimų, galit Skype'u, Viber'u rašyti, numeris yra darbinis, pas mus BK puslapį yra bendras numeris pagalbos, paspaudžiat, pasirenkat video, įkvėžimas ir galit paklausti, kolegos galų gale nukreips. Bet, toks introductionas trumpas supažinimas. Gera žinia ta, ką pats, irgi Kevinas Kimukas sakė, tai kad tie klausimai, kurie yra čia, po ten 6-8 klausimus dainuoju, jie kai kurie bus ir teste. Įsimaišyti. Tai čia, manau, gerai. Tai va, tai aš tikrai, manau, laiko jūsų nenoriu gaišinti. Labai čia gerai viskas efektyviai gavosi visus. Trumpas supažindinimas. Dabar klausimėlis iš jūsų, ar sistema aiškiai, kaip dirbam ir taip toliau. Aišku, ne? Tai jeigu klausimų nėra, jeigu iškils, žinot, kur mane ras, ką visiems sėkmės, gerų darbų. Gali sakyti vadovam, kad iki 11 mokymai buvo. Gero savaitgalio ir su kažkuo, manau, susimatysim praktinėse mokymuose.